Diana Beržanskienė – mokytoja lyderė, ne tik gebanti diegti inovacijas ugdymo procese, bet ir uždeganti mokinių širdise meilę muzikai. Kas geriau gali atskleisti mokytojos portretą, jei ne jos mokiniai? Todėl leiskime tiesai prabilti jų lūpomis. Aš atėjau pas Dianą beveik prieš metus. Man labai patinka pas ją dainuoti, nes aš manau, kad ji labai gera dainavimo mokytoja, kad ji iš tikrųjų labai griežta ir labai gali padaryti, daug galima pasiekti su ja, rezultatų gerų. Man čia patinka dainuoti, nes labai gera mokytoja ir nedažnai pyksta, jeigu gerai sudainuoji, bet kartais būna griežta, kai kažką blogai padarai, bet kai ištaisai, tai viskas gerai būna. Tai mokytoja Diana pastatė tikrai labai tvirtą muzikinį kelią po kojomis, tiek balsui, tiek scenai, tiek pasitikėjimui savimi. Ir, žinot, yra tokia frazė, kad geras mokytojas parodo duris, bet puikus mokytojas įkvepia drąsiai tas duris pereiti. Tai mokytoja Diana buvo ta įkvėpėja, kuri kartu su mumis pereidavo tas duris ir pasiekdome tikrai įspūdingų rezultatų. Pačios pačiausios mokytojos savybės, iš tikrųjų nemažai jų yra. Manau, kad netgi dalį ir aš jų perėmiau. Tai geras humoro jausmas, laiku sarkazmas naudojamas, kuris man labai patinka. Taip pat iš tiesų jos yra labai gera širdis, jinai visada palaikys. Taip pat jinai išmokino, kaip reikia pasitikėti savimi ir nekreipti dėmesio į kitų žmonių komentarus, kas augant iš tikrųjų yra labai svarbu. Tai kad nesvarbu, ką kiti pasako, ar net jeigu tau nepasiseka, tu tiesiog atsistoji, eini į priekį, judi toliau ir sieki savo tikslų gyvenime. Tai iš tiesų esu dėl to labai dėkinga. Aš labiausiai mokytojai Dianai norėčiau padėkoti už mūsų pasiekmes ir visus laimėjimus ir todėl, kad jinai mus myli. Per daugiau nei 40 metus Dianos išugdyti jaunieji vokalistai yra pelnę tiek apdovanojimų, kad jiems sutalpinti prireiktų 2 klasių. Mokytojai priekį vedantis moto "Aš galiu" tampa drąsinančiu impulsu ir jos mokiniams. Visų pirma, esu dėkinga savo mamai, kuri, kaip ir dabar aš sakau, jinai buvo tiesiog ne to laikmečio žmogus, praaugęs tą laikmetį, mąstantis labai šviesiai, niekad mūsų nespausdavo, bet reikalaudavo laikytis tvarkos, to pradėto darbo tęsinio iki pabaigos. Mumise tą išugdė. Ir toliau sutikti žmonės ir Sereika, dekanas, man nutiesė kelią į tolimesnį gyvenimą. Ir taip neplanuodamas žmogus surandi save visą gyvenimą. Galiu dabar pasakyti, nestoviu vietoj, domiuosi, bet žinote, kada eini nepramintų kelių, kiekvieną kartą yra sunku išsikovoti tą vietą po saulę. Tai kiekvieną kartą, netgi ir dabar vyksta mano analizavimas, jeigu vaikui nepasiseka, tai visada galvoju, kodėl jam nepasisekė. Ko aš nepadariau, ko vaikas nepadarė, tai yra jungtinė tokia grandis. Kaip tai būtų galima pasiekti, kad vaikui būtų paprasčiau. Tai mes prieš konkursus niekada nevartojame žodžio bijoti, nėra pas mus tokio termino. Mes visada galvojame, kad ateiname pasiruošę, norime dainuoti, norime laimėti, ne tik sudalyvauti ir to siekiame. Toks mano kelias, nesuplanuotas vaikystėje, tiesiog spontaniškai. Ir jeigu paklaustumėt, ar myliu aš savo darbą, tai labai. Ir savęs neįsivaizduoju, ką galėčiau dar kažką daryti. Turbūt pasakyčiau, kad kito nieko ir nemoku dirbti, tik tai dirbti mokytoja.